Tai laba diena visiems. Nežinau, reikia mikrofono? Nes aš jau garsiai kalbu, tai tikiuosi, kad neužmigsi. Tai aš esu Jolita Jonynienė, atvažiavau iš Kauno. Paklausiusiu keletą pranešimų po pietų, truputėlį pasigailėjau, kad taip iššokau nuo pietų, bet dėja kitaip nepavyko. Atvažiavau iš Vytauto Didžiojo universiteto, esu doktorantė, taip pat esu vienos Kauno mokyklos psichologė. Tik toks mažas rakursas iš šono, kad šiuo metu esu motinystės atostogose ir labai jaučiuosi mama ir tas žmogus, kuris dirba su šitą programą. Na va, truputėlį norėčiau pristatyti pačią programą, labai trumpai, apie tai galėčiau šnekėti labai ilgai ir paskui pristatysiu apie tai, ką mums pavyko padaryti, o nuveikėm, aš jaučiu viduje, kad tikrai labai daug. Kas tai yra stepas? Tai yra sisteminga, struktūruota psichoedukacinė programa tėvams, tai yra mokymo grupės ir angliškai neskamba Systematic Training for Effective Parenting ir pakartotinis leidimas yra išleistas Jungtinėse Amerikos valstijose 1997 metais. Programos autoriai yra Dinkmeyer, McKay ir Dinkmeyer ir pagrindas šitos programos yra Rudolfo Dreikurso ir Vicky Solts knyga Children the Challenge. Ir mes turime šios knygos, nuostabios knygos vertimą lietuvių kalba, tai yra Laimingi vaikai iššūkis tėvams. Iš esmės teorinis knygos pagrindas tai yra Adlerio idėjos, individualios psichologijos idėjos ir jos yra labai ryškios pačioje programoje. Šiandien stepas yra populiarus, sakyčiau, ne visame pasaulyje, bet daugelį pasaulio valstybių, ne tik Jungtinėse Amerikos valstijos, taip pat Ispanai turi savo versiją išsileidę, taip pat yra įgyvendinama Japonijoje, kitose pasaulio šalyse. Kokios yra programos idėjos? Yra visa tai, ką jūs žinot, visa tai, ką jūs girdėjote šiandien. Tai yra tai, kad visi žmonės yra lygus, tėvai ir vaikai taip pat, ne tuo, kad žiniomis ar patirtimi gyvenimo, bet tuo, kad nusipelno pagarbos, kad bet koks elgesys yra tikslingas, kas sakė Adleris, kad būtent šeimoje formuojasi vaiko įsitikinimai, kurie yra susiję su svarbiausiais asmenybės formavimos aspektais, kad būtent tai, kas vyksta šeimoje, yra susijęs su vaiko, suaugusio žmogaus gyvenimo stiliaus formavimus. Ir kad vaiko vystymasis yra susijęs ne tik su biologiniais, genetiniais dalykais, bet taip pat su tuo, kas vyksta šeimoje. Tai yra pagrindinės step idėjos. Dabar ko moko pati programa tėvelius, tai yra programa siekia suteikti žinių apie įvairius žmogaus elgesio aspektus, moko efektyvių bendravimų su vaikų būdų, skatina efektyvesnį vaikų ir tėvų bendravimą, tobulinant tėvų klausymosi ir konfliktų sprendimo įgūdžius, lavina tėvų įgūdžius padrąsinti vaiką, kuo dažniau jam leisti susidurti su loginėmis ir natūraliomis elgesio pasekmėmis ir stiprina tėvų pasitikėjimą savimi. Stepas turi kelias tikslinės grupės, tai yra 3 programos versijos, skirta tėvams auginantiems vaikus iki 6 metų. Kita grupė yra nuo 6 iki 12 metų ir paauglių tėvams. Iš esmės, programos versijos yra identiškos viena kitai, tik tai skiriasi, kadangi programą sudaro step tėvų knyga, tai skiriasi tiesiog pačioje tėvų knygoje aprašomi dalykai, tarkim, paauglių tėvams galbūt aktualiu yra tai, kas ne taip aktualu tėvams auginantis vaikus iki 6 metų. Ir taip pat skiriasi truputėlį užsiėmimų tematika. Kokie yra programos darbo metodai, tai yra visa tai, kas paskatina tėvelius pajausti bendrumo jausmą, kurį ypatingai akcentavo Adleris, ir visa tai, kas skatina juos pasidalinti savo patirtimi ir kas leidžia mokytis vieniems iš kitų. Tai darbo metodai tai yra step tėvų knygos skaitymas, kasdienių situacijų analizė, informacijos pateikimas, grupinės diskusijos, vaidmenų pratimai, namų užduotis, kurios taip pat labai svarbios. Ir matom, yra darbas su vaizdinė medžiaga, kurią visiškai išbraukiau, tai nenorėdama pasakyti, kad vaizdinė medžiaga yra nereikalinga arba kad čia kažkokia klaida, bet tiesiog, kai kalbėsiu apie tai, kas yra padaryta Lietuvoje, mūsų komandos, tai mes neturime vaizdinės medžiagos. Ir amerikiečiai dirba su vaizdinė medžiaga, tai yra viena iš stepo užsiėmimų dalių. Mes to Lietuvoje neturime ir kol kas labai dėl to galvos nesukam, nes turim ir taip ką veikti. Na va, dabar jeigu kalbėtume apie tai, ką apskritai tėvai gauna iš stepo
užsiėmimų, kurių yra pagal programą 7. Tai žiūrint moksliniu požiūriu yra atlikta daugybė tyrimų, kurie reikia pripažinti, kai kurie rodo, kad programa yra efektyvi, kiti rodo, kad tėvai nepateisina savo lūkesčių, bet tai yra normalu, manau. Ir moksliniai tyrimai rodo, kad tėvai dalyvavę stepo užsiėmimuose pasižymi tuo, kad rečiau naudoja prievartą vaiko atžvilgiu, jeigu programoje atsidūrė būtent dėl to. Lietuvoje tai nėra įprasta, link to judama, bet to nėra, kas yra Jungtinėse Amerikos valstijose, kad teismo sprendimu tėvai yra nukreipiami tam tikrą tėvystės įgūdžių lavinimo programą, kad pagerintų savo įgūdžius. Tai yra tyrimai rodo, kad tokie tėvai rečiau naudoja prievartą vaiko atžvilgiu. Kitas dalykas, kad yra naudoja labiau demokratiškesnį, labiau autoritetinį, vaiko auklėjimo stilių, pasižymi palankesnių požiūrį apskritai į vaiko elgesį, į tuo, ką patiria vaikas, sulaukia dažniau pageidaujamo vaiko elgesio, kas jiems tai yra svarbu. Ir taip pat vaikų savęs vertinimas tėvams dalyvaujant šioje programoje ima augti. Truputėlį nutolstant nuo mokslinių tyrimų ir žiūrint kokybinę prasme, tai ką tėvai gauna iš šitų užsiėmimų, tai yra kitų tėvų padrąsinimą įvairiose vaiko auginimo situacijose, gali pasidalinti savo rūpesčiais susijusiais į vaiko auklėjimu, atranda, kad jų pačių reakcija ir požiūris yra susijęs su vaiko elgesiu ir leidžia tapti geresniais tėvais. Tai yra labai skambi frazė, bet cituoju tai, ką sako patys tėveliai po pirmųjų užsiėmimų. Ir perinant prie pačio projekto, tai šio projekto tikslas labai bendras, sakyčiau, tai buvo įgyvendinti pačią programą. Bet iki tol, kol galima tą padaryti, laukė ir dar laukia, sakyčiau, krūva parengiamųjų darbų. Tai reiškia, kad turėjome išsiversti ir kažkokiu tai priimtinu formatu pateikti STEP tėvų knygą. Taip pat yra reikalinga parengti užsiėmimo prašymus, išversti lietuvių kalbą ir visi kiti dalykai, tokie kaip organizuoti pačius susitikimus su tėvais, kuriuose dalyvautų ne 10-20 tėvų, bet 100, kuomet būtų galima įvertinti, ar šita programa yra tinkama Lietuvos tėvams ir kuriuose vietose programą reikėtų tvarkyti. Galiu pasakyti iš karto, kad po pirmųjų užsiėmimų rudenį žiemą brūkšnelis, paaiškėjo, kad netinka tėveliams kai kurie pavyzdžiai, kad yra pernelyg amerikietiški, kad yra pernelyg saldūs ir taip toliau ir panašiai. Tai tiesiog to tyrimų ir siekiama yra išsiaiškinti, kaip reikėtų pakeisti programą, kad net tėvams būtų patrauklesnė ir priimtinesnė. Ir kokia projekto veikla, taip pat labai plati, buvo kas planuota, ne viskas yra padaryta. Pirmiausiai išversti, kaip minėjau, patį leidinį tėvams. 6-12 metų vaikus auginantiems tėvams šita amžiaus grupė buvo pasirinkta. Parengti kitas reikalingas priemonės, toliau organizuoti mokymus 10-12 psichologų praktikų grupiai. Skaičius buvo apsibrėžtas tam, kad siekiant truputėlį aiškumo. Toliau organizuoti pačius užsiėmimus, atlikti efektyvumo vertinimą statistiškai patikimais ir valdžiais metodais. Ir padaryti išvadas apie tai, kiek ši programa yra tinkama Lietuvos tėvams. Turiu čia paminėti, kad pagrindas šito projekto, tai yra visą tai, ką jūs matote parašyta, tai yra rengiamos daktaro disertacijos mūsų universitete katedros svarbiausi etapai. Ir ką mes dabar turime Lietuvoje, tai yra turime tėvų knygą ir turime parengtą internetinį puslapį, nežinau, galbūt kažkas jį matėte. Knyga yra kol kas tokio darbinio formato, sakyčiau, yra neišversta, atspausdinta, bet kaip matom ir išlaiktai spirale. Buvo planuota, kad knygą išleis leidybinė kompanija, komercinė kompanija, bet strigo ten jų tarpusavio derybos su programos autoriumi Donu Dinkmariu, tiesiog siekiant taupyti laiką, buvo nuspręsta patikėti nepriklausomam vertėjui. Ir turime internetinį puslapį, kuriame galima rasti informaciją apie pačią programą, apie tai, kokiose įstaigose yra įgyvendinama šita programa. Ir dabar, kas buvo padaryta, tai 2010 m. spalio gruodžio mėnesiais vyko pirmieji teoriniai praktiniai mokymai specialistams ir mokymo trukmė iš viso buvo 25 valandos, 13
teorinių suėmimų ir 12 valandų praktinių, kuriuos vadovai paskyrė susitikimams su tėveliams. Ir dalyvavo mokymuose, nors pareiškė nori dalyvauti 16 psichologų įvairių įstaigų, grupės pavyko surinkti tai 6. Tai mokymuose dalyvavo 4 ugdymo įstaigų psichologijos, viena VŠI psichologija ir 2 individualios psichologijos konsultantės. Ačiū draugijai už jas. Ir po mokymų gavo vadovai Vytauto Didžiojo universiteto pažymėjimus. Matome mokymų pusę. Dabar kokia buvo situacija su tėveliais. Grupės buvo įgyvendinamos 6 įstaigose, tai Kaune pagrinde, Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje, Lapšelė darželė Sadutė, Milikonio vidurinėje, VŠI Isolija, Kauno rajono akademijos Ugnės Karvelės gimnazijoje ir vieną turėjome gimnazija Kupiškio Kupos pradinėje mokykloje. Ir turėjome tiek tėvelių. Iš viso, dabar pamečiau skaičių, 56 berods baigė programą. Noriu pasakyti, kad dar Ugnės Karvelės gimnazijoje turime 2 mėlynus žmogeliukus, tai buvo tėveliai, ne mamos, kuriais labai didžiuojamės. Nes iš esmės buvo dauguma mamos, tokia yra situacija visame pasaulyje, mes nepretenduojame apylygių kažkokių tai lyties atžvilgių mokymų, nors yra kviečiami tiek tėveliai, tiek mamos ateiti. Ir grupė sekėsi surinkti sunkiai, bet tie tėveliai, kurie pradėjo, atsiprašau, atgal, kurie pradėjo, jie ir baigė programą. Nors susitikimų buvo 7, 8, 9, priklauso nuo vadovo, kai kurie darė įžanginį ir baigiamąjį papildomą susitikimą, bet tėveliai iš tikrųjų dalyvavo ir baigė programą, kas man buvo sunku patikėti, tiesiog turint minty, kaip sunku yra tėvus įtraukti į bet kokius mokymus, ypač testinius. Dabar vyksta antrasis mokymo etapas ir matom, kol kas yra 6 valandos tik tai mokymų pravestos, nes šią savaitę, tai yra nuo pirmadienio iki penktadienio, vyko įžanginiai mokymų susitikimai, kurių metu tėveliai susipažino tarpusavyje, užpildė didelius klausimynus efektyvumo įvertinimų, kuo nebūna visuomet patenkinti, bet toks gyvenimas. Ir šiuo metu mokymuose dalyvauja 8 ugdymo įstaigų psichologės, 3 individualios psichologijos konsultantės, viena VŠI psichologija, viena gydymo įstaigos psichologija ir viena gydytoja psichiatrė rezidentė. Mūsų komandos sudėtis profesinių požiūrių turtingėja, spalvingėja, kas man yra ypatingai džiugu. Ir gausiu, aišku, žmonės pažymėjimus. Dabar grupės, kur vyksta, man taip pat labai smagu pranešti, kad turime keletą grupių Vilniuje. Aš jų gal neskaitysiu, jau galima jų skaityti, puikiai mokate. Jų buvo tiek daug, kad net netilpo visą baltą foną ir turime tėvelių 180. Negaliu pasakyti, kad tikrai 180, o ne 179, nes duomenys yra, skaičiau pagal anketų skaičių, kurį atidaviau vadovams, kiek pas mane sugrįžti bus matyti. Laukiu maksimalaus skaičiaus ir neaišku, kiek bus mamyčių, kiek bus tėvelių, bet atrodo, kad mamytės valdo ir dominuoja. Nu, ką padarysi. Ir einant į pabaigą, Aušra informavo, pristatė, kad šitam projektui buvo skirta 1 vietos premija. Kažkaip jaučiausi įsipareigojusi parodyti, kur aš padėjau tos pinigus. Tai kalbant apie projektą gyvenimą, prašiau 1500 litų knygos vertimui ir prašiau pinigėlių patiems mokymams ir prašiau pinigėlių tėvų grupių vedimams. Ir situacija yra tokia, kad pavyko išversti knygą ne taip brangiai, kaip tikėjomės. Taip pat, žodžiu, nekomentuosiu, kam pinigai buvo išleisti. Jie buvo išleisti tam, kam buvo planuota, tai kad truputėlį pasiskirsta kitaip. Ir labai džiaugiuosi, kad pavyko kai kuriuos dalykus nuveikti su 0 išlaidų. Tai turint mintyje, kad reikėjo knygą parengti dizaino požiūrį, kiek įmanoma patrauklesnį tėvams, tai esu labai dėkinga savo broliui. Toliau internetinis puslapis taip pat buvo sukurtas su 0 išlaidų. Žodžiu, dirbo visa komanda, dirbo mano brolis, kuris yra dizaineris, mano vyras, kuris yra su tom nesusijęs, bet tiesiog žmonės, kurie pasidarbavo prie visų dizainų dalykų ir prie internetinio puslapio kūrimo.
Tai va, tai taip pat kokia yra situacija, kad yra truputėlį likę pinigėlių, jie yra palikti knygų, tėvų knygų spausdinimui, kuriuos dovanojome vadovams ir reikėjo pinigėlių taip pat pažymėjimų tėvams atspausdinimui. Tai va, tai tie pinigėliai yra užkonservuoti, užšaldyti ir laukia savo eilės. Nežinau, kiek ta finansinė pusė visą laiką būna įdomi, tai, bet aš ne iš jums. Tiesiog labai dėkinga iš tikrųjų draugijai už tą skirtą pirmą vietą ir už tos pinigėlius, kurie buvo labai svarbus spyris į užpakalį daryti. Ačiū.